Drabužiai, apranga, išvaizda, elgesys. Daug kas pasako apie žmogų, bet dar daugiau pasako tikri draugai. Aš pas neturiu gyvūno, bet man patinka visuomet pasižiūrėti gatvėje einančius gražius šunis, gražias kates ir aišku jų šeimininkus. Kai aš pagalvoju, kodėl? Labai paprastas dalykas, nes jie yra nuoširdus, jie tikrai priima tavo meilę, jie svarbiausia tavęs neišduos. Bet kiekvienas, aišku, sprendžia savaip. Šios dienos mūsų pašnekovas yra žmogus legenda, žmogus universalus, daug ką gali papasakoti apie viską. Tai yra Giedrius Drukteinis. Labą vakarą. Labas vakaras. Toks klausimas iš karto, kodėl legenda? Aš gi dar gyvas. Nu gyvas, bet gali būti ir gyvos legendos. Ir gerai dar vaikščioti. O kokią esat legendą apie mane girdėjęs? Kad jūs galite viską sakyti labai įdomiai, šmaikščiai, jeigu jums nepatiks išeiti. Tai anokia čia legenda, čia yra teisybė. Labai smagu, dėl to pabandom pakalbėti. Mielai, prašom. Tai papasakokit, ar mylit gyvūnus, o jeigu mylite, tai koks jūsų tas šeimos narys? Na, gerai. Taip, aš turiu gyvūną. Kokį? Vakarų Škotijos terjerą. Oho. Tokį labai mielą šuniuką. Švepsas vardu beje. Nu, toks vat nemažas jau tas jūsų šuniukas. Nu, kaip nemažas, nu, kaip tyčia mažas. Nu, tarkim, vidutinis. Nu, jau patinka, taip. Šiaip tai nebūčiau aš jau įsigijęs, jį įsigijo mūsų dukra, bet aišku, kuriai augant prapuolė kažkaip susidomėjimas ant to šuniuko, taigi dabar mes su žmona jį auginam. Tai yra jūsų dabar jau vaikas? Na, nepasakyčiau, kad vaiką mes turim, kaip sakant, kitą žmogiško pavydalo, bet jis yra taip, šeimos narys. Tai lovą neleidžiate jo? Ne, neleidžiam, nes, nu, žinot, vis tiek tai yra gyvuliukas. O atleidžiate jam išdaigas? Nu, tikrai išdaigauja. Šiandien gal batus sugraužė, ar ne? Jis man yra suplėšęs kelnes, kurios kainavo $140. Nu, betgi meilė, nugi viskas, nu, tai yra puiku. Ta sakė ir žmona beje, kada aš ten kažkaip visai, kai ten pradėjau traukti ginklus ir kurti jau krematoriumo krosnį, ar ne, kad tą šuniuką, kaip sakoma, sunaikinti. Jinai vat irgi sakė lygiai tą patį, ką ir jūs, ir jam buvo vis dėlto atleista. Atleista, taip. Taigi, bet aš nebeturiu kelnių, kurios kainuoja $140. Bet jūs turite nuostabų gyvūną, šeimos narį. Bet neturiu kelnių kažką, tai žinot, irgi yra toks truputėlį kartėlis liko. O mes galim pavadinti, kad jūsų šitas švepsas, tas mažuliukas, vidutiniukas, tas šuniukas, yra iš tikrųjų jūsų šeimos narys? Na, jūs man jį, žinokit, primenat iš tikrųjų ir žiūrėdamas jūs, aš pagalvojau, bendrai teisingai sakot, jis yra mūsų šeimos narys. Tai džiaugiuosi, kad gražus šunis pas jūs kaip gražus vedėjai. Mielis, suprantat, gražus gal čia yra ne ta kategorija, jūs esate labai gražus. Nu, dėkui, jūs irgi. Kostiumas labai gražiai atrodo ir kelnės visgi suplėšytos. Geriau netgi. Sulovytos tvarkingai sulovytos. Ne, bet šiaip iš tikrųjų, galbūt aš sakyčiau kategoriją mielas. Žinot, aš galvoju pats asmeniškai, žinot, Tomai, ar ne, kad iš tikrųjų pas mus gyvenime, bet ko daugiausia trūksta, tai atrodo viską mes turime, mums visada trūksta mielumo. Čia, aišku, suprantu, tokia efemeriška truputį savoka, tas mielumas, bet kartais taip norisi, kad kažkas su tavim būtų mielas. Ne? Tai vat, man atrodo, tie naminiai gyvūnėliai, šuniukai ypač, kurie yra visada ištikimi, visada draugiški, ar ne, visada ten atleidžia bet kokį ten piktesnį žodį jam pasakyti, ar ten kokį draudžiamą įveiksmą atliktą, jie yra kažkaip visada, mano manimu, mieli. Kol kas mielesni negu žmonės. Jūs kalbate jį kaip apie savo kopiją, ar tai galima taip teikti? Nu, gal net, sakau, kažkaip žiūriu, jūs matau tą švepsą, žinokit. O, kaip miela. Tikrai, jūs tai gauna taip. Net nuotaika pagerėjo, žinok. Džiaugiuosi dėl to, labai džiaugiuosi dėl to. Ačiū, tikrai. Ja. O klausėt jo nuomonės? Kieno? Nu, švepso? Tokio pat gražaus kaip aš? Apie ką? Apie viską? Tipo, kada padangas keisti automobilį? Kodėlgi ne? Jiegi jaučia? Ne, neklausiu. Šiaip tai aš kartais pasikalbu su juo. Iš tikrųjų. Ir su metais galvojate, kad jis tikrai jūsų geras draugas, kuris viską išklausys? Ja, galbūt tai. Ką gali žinoti? Galbūt vieną dieną jis liks vieninteliu draugu, ar ne? Niekad negalim žinoti. Man atrodo, kaip tyčia visada žinom. Bet nenorim pripažinti? Nu, gerai, nenorim pripažinti. Gerai, dėkui jums. Nu, ačiū jums kažką, dėkui. Dėkui, su jumis buvo laida Mano augintinis, mano šeimos narys. Iki susitikimų kitą ketvirtadienį.
Taip, augintinių karalystė ir dabar jūsų komentarai, komisija. Tomai, aš iš tikrųjų įsivaizduoju jūs tokios laidos vedėjų ir iš tikrųjų matau potenciją, kad galite jo būti. Na, šaunus, žavus, jaunas vaikinas, kuris pirmą kartą, iš visų pašnekovų, kiek mačiau, tai pirmas tas klausinėtojas, kuris, kiek suprantu, ateina nesu išmoktais iš anksto klausimais. Jūs, kiek aš įsivaizduoju, turėjote temą ir nutarėt joje plaukioti, tiesiog improvizuoti. Tikrai taip. Nes... Tai jautėsi ir tai yra didelis pliusas, kadangi jums netgi pavyko poną Giedrių išmušti iš vėžių tam tikroje situacijoje ir jisai pats net pasimetė, nesuprasdamas, o būtumėt stebėjęs jo veido išraišką, kai jūs sakėt savo įžanginį monologą. Giedrius turbūt net nesuprato, apie ką čia bus dabar klausimai, apie ką jūs kalbėsit, apie rūbus, drabužius, augintinius ar dar ką nors. Ir iš tikrųjų po to tai irgi buvo poroj vietų, kada Giedrius man nelabai net žinojo, ką jums atsakyti. Ir beje, yra puikus dalykas, kad jūs, kiek pastebėjau, sugebėjot klausytis, jūs iš tikrųjų jo klausėt. Jūs net prisiminėt šuniuko vardą Švepsas, kur iš tikrųjų Giedrius nelabai prisiminė, koks ten jo vardas, Tomas berods, o kad jis turi šuniuką Švepsą, tą jūs įsidėmėjot. Ir čia yra, beje, vienas iš pagrindinių gero laidų vedėjo ar klausinėtojo bruožų. Klausyti, sugebėti girdėti, išmokti klausyti. Jeigu mokėsit klausyti, jums pavyks. Bet kokia tema prašnekinti žmogų, nes jūs esat žmogus, jūs kalbat su kitu žmogum, jūs girdėsit, ką jis kalba ir jūs žinosit, ko jo toliau klaust. Na, o žinoma, į pabaigą tai jau buvo pievos, ten jau buvo visiškos pievos ir tai labai jautėsi. Bet šiaip viskas neblogai. Klausyti ir girdėti, jūs iš tikrųjų girdėjot, ką gerbiamas Giedrius šnekėjo. Jums buvo įdomu, jūs tinkamai sureaguodavot į replikas, jūs pratęsdavot, jūs pagilindavot ir iš tikrųjų greičiausiai šiuo atveju pašnekovas papasakojo daugiau, negu jūs ketino padaryti. Ir manau, kad tai yra labai svarbu ir tai lėmė būtent tai, kaip jūs klausėte, kad jūs paskatinote žmogų, kad jis papasakotų daugiau, nes jūs parodėt susidomėjimą. Santykis galbūt norėtųsi, kad šiek tiek būtų šiltesnis, galbūt tokios buvo ironijos, kuri kažkurioje vietoje gal jau pasidarė truputėlį neskani. Gal norėtųsi daugiau šiltumo, bet apskritai man buvo įdomu klausyti, aš sužinau daug, galėsiu papasakoti. Bet jūs pažiūrėkit, Justinai, jo veidą, kokia jame agresija gali būti, jis yra tikras Švepsas, iš tikrųjų. Paslėpta. Tas, kuris pasiruošė suplėšyti kelius. Tik iš meilės. Pripažinkim, kad jo bendravimo forma Tomo buvo įdomi. Įdomi jauno žmogaus, jaunesnio už pašnekovą. Ir pašnekovas jį taip irgi lyg norėjo ten užkabinti, truputį, kad jis panašus į jo šuniuką. Jis gražiai šitą atmušė. Aš 3 epizodus čia tokius, 3 apsišaudymus išgirdau. Ir visų 3 pliusai buvo Tomo naudai, todėl kad įvaryti Drukteini į puskampį nėra labai paprasta. Va, bet tempo ritmas vidury jūsų interviu jau sėdo. Jau sėdo todėl, kad matau, kad jau neturit kažką, o norit labai vėl dar paklausti. Ir paskutinė jūsų frazė, apibendrinimas to interviu irgi, kadangi iš karto vedėte ir tempas, ir pokalbių aštrumas, sakykim, tam tikras buvo, tai paskui sėdo ir nusėdo. Bet aš jums parašysiu, aš būsiu irgi mielas. Jūsgi čia apie meilę, aš nekėjau apie mielus. Aš būsiu mielas, aš jums parašysiu labai didelį balą. 9. Dėkui. Tokį interviu galėtų būti vakarais prieš miegą, kurie lyg juokingi, lyg neįpareigojantis. Bet jis labai mielai tą daro. Aš todėl tikrai, Tomai, tikrai visiškai ramia sąžinė, 9. Dėkui. Beje, mes kartais ir sakom, kad mes turime klausyti kitų žmonių taip kaip šuniukai, besąlygiškai, linksėdami tą galvą ir tokia su ta besąlyginė meilė, be abejonių 9, taip. Taip, 27 balai, atrodytų, mes turime šio penketuko lyderį. Ar to užteks, kad jis taptų televizijos žvaigždė, mes pamatysime. Ačiū, Tomai. Dėkui jums.